Aš matau savežiai. Neatsimenu, nuo ko pradėjo. Gerai. Sveiki visi, šiandien už mano nugarą stovi ne vienas, o du 6R250 traktoriai. Ir jie yra patys populiariausi John Deere traktoriai Lietuvoje. Ir šiandien mes sužinosime, dėl ko jie yra tokie populiarūs. Štai šis 6R250 traktorius turi PTG padangų slėgio reguliavimo sistemą, kuri leidžia jom vieno mygtuko paspaudimu naujajame G5 Plus monitoriuje susimažinti jūsų padangų slėgį, o išvažiavus į kelią jį pasididinti. Taip pat ši sistema labai gerai dera su naujovėmis Michelin Evo B padangomis. Kaip ir sakiau, norite važiuoti kelyje, pasididinate padangų slėgį, susimažinate savo atraminį plotą ir turite ypač žemas degalų sąnaudas. Atvažiavus į lauko darbus, jūs norite, kad būtų kuo mažesnis dirbos suslėgimas, išleidžiate slėgį, padanga išsilygina ir veikia pilnu kontaktiniu plotu. Padangų slėgio reguliavimas vyksta labai paprastai. Jums paprasčiausiai reikia nustatyti norimą padangų slėgį kelyje bei laukuose. Ir sekantis darbas yra paspausti vieną mygtuką, kad sumažinti slėgį arba padidinti slėgį. Ir darbas baigtas. O šiame monitoriuje jūs matote išmaniąsias krautuvo funkcijas, nes šis traktorius turi sumontuotą išmanųjį John Deere frontalinį krautuvą, kuris turi pirmiausia dinaminę svėrimo sistemą. Jums paprasčiausiai reikia paimti savo krovinį, jį pakelti ir viskas, sistema jau užfiksuoja, ką jūs turite pasikrovę. Bei taip pat galite nusistatyti krautuvo atminties funkcijas. Tai yra, ką jums krautuvas padarys, pirmyn atgal spaudžiant rankeną ir automatiškai kokią kaušo padėtį nustatys. Šis krautuvas gali ne tik pasverti jūsų krovinį, pakrauti automatiškai jūsų priekabą, bet ir automatiškai išlyginti kaušą į horizontą. Jeigu jūs kylate į kalną, visą laiką jūsų kaušas tiek paliečių šakės bus toje pačioje padėtyje ir esate garantuoti, kad jūsų kraunamas krovinys neišbyrės ant žemės. Jeigu norite daugiau sužinoti tiek apie 6R250 su padangų slėgio reguliavimo sistema, tiek apie 6R250 su išmaniuoju frontaliniu krautuvu, prašome drąsiai kreiptis pas mūsų regiono atstovus.